5 dienas dirbu, laukiu savaitgalio, galvoju, pailsėsiu. Ateina šeštadienis ir vėl, blet. Žadintuvas neskamba, bet akis pačios atsimerkia. Ne dėl poilsio, galvoj darbų begalė. Vienur lenta, kitur varžtas, trečiam kampe skylė. Kol vieną užlopai, atsiranda dar 5 eilė. Visą savaitę ariu dėl algos ir sąskaitų. Savaitgalį vėl tampu savo brigadininku. Kava atšalo, pusryčiai seniai pamiršti, nes galvoj tik vienas tikslas — viską suspėt, sutvarkyt. Kaimynas šašlikas suka muziką iki dangaus, pas mane dulkių debesis ir prakaitas ant veido. Iššaukia: ateik išgersim. Aš palauk dar biškį. Tas dar biškį baigės tik tada, kai saulė nusileidžia. Ir vėl sau sakau: kitą savaitę bus kitaip. Kitą savaitę tik ilsėsiuos, bet pats žinau, kad meluoju sau. Kas blet, jei ne aš, kas padarys? Niekas čia šūdo iki galo neužbaigs. Jei kas ateis padėt, pagarba jiems, bet kas nahui juos prižiūrės. Dirbu kaip arklys, gyvenu ant tempo. Po darbo darbas, po darbo remontas. Pirmadienį pailsėti darbą, nes savaitgalis vėl suvalgė mano planą. Sako, kam tau tiek, gyvenk paprasčiau. Lengva kalbėt, kai nereikia pačiam. Jeigu matau kreivai, ištiesinu. Jeigu matau bėdą, išsprendžiu. Toks jau charakteris, toks jau būdas, negaliu praeit pro šalį ir sakyt: ei, rytoj! Tas rytoj ateina šiandien, o šiandien tampa dar vienu savaitgaliu be poilsio. Rankos nutrintas, nugara primena amžių, bet šypsausi, nes vert būtų per daug paprasta. Keikiuos garsiai, nusijuokiu dar garsiau, nes kitaip seniai būčiau išprotėjęs. Kartais norisi viską mesti, atsidaryt alų ir nieko negirdėt. Išjungt telefoną, nekelti rankių ir vieną kartą tiesiog pabūt žmogum. Bet vos atsisėdu, akis pagauna nebaigtą kampą ir galvoj tik viena mintis: ai, blet, 5 minutės. 5 minutės virsta 3 valandom, 3 valandos visą dieną. Sekmadienio vakaras ateina tyliai, o aš net nepajutau, kur dingo laikas. Rytoj vėl darbas, vėl žadintuvas, kolegos klausia: tai pailsėjai! Nusijuokiu, jo, aišku, nes kam čia aiškint, jie ir taip suprantam, mes tokie pat. Statom, taisom, remontuojam, keikiamės, juokiamės, vėl statom. Ir kažkodėl tuo net didžiuojamės. Kas blet, jei ne aš, kas padarys? Niekas čia šūdo iki galo neužbaigs. Jei kas ateis padėk, pagarba jiems, bet kas nahui juos prižiūrės. Savaitgalis prabėgo kaip 1 valanda, o darbų sąrašas niekiek nesumažėjo. Bet ai, gyvenimas toks yra. Keiki, darai ir judi pirmin. Pirmadienį darbe ilsėsiuos, bent jau tai sau sakau. Iki 5-dienio ir tada viskas iš naujo.